konferencija, kurioje dalyvaus susisiekimo ministras Jūras Staminskas, taip pat Lietuvos Respublikos generalinė prokurorė Nida Grunskienė ir mūsų akcinių bendrovių taip pat generaliniai direktoriai, tai Simonas Bartkus iš Lietuvos oro uostų ir taip pat Saulius Batavičius iš oro navigacijos. Kalbėsime apie savaitgalį, kokią turėjome situaciją ir kokius sprendimus tam galime pasiūlyti. Vėliau jūsų klausimai atsakymai, kai visi pasisakys. Tai ministrė, prašau. Ačiū, sveiki visi. Tai, kaip žinot, šis savaitgalis buvo ypatingas blogąja prasme, iš penktadienio į šeštadienį, iš sekmadienio į pirmadienį. Virš 11 000 keliautojų patyrė nepatogumus ženklius. Oro uosto veikla buvo sustabdyta rekordiškas laiko tarpą iš šiąnakt beveik 11 valandų. Ir iš tikrųjų žmogiškai labai suprantu visus keliautojus. Tikrai labai apgailestauju dėl sugriautų planų. Tačiau, kaip ir jie visi, lygiai taip pat jaučiuosi įkaitu visos šios situacijos. Visą šį savaitgalį buvo nuolatinis kontaktas tiek su krašto apsaugos ministru, tiek su vidaus reikalų ministru. Šiandien iš pačio ryto gyvai susitikom aptarti visą situaciją ir eigą toliau. Dar kartą norėčiau padėkoti oro navigacijos ir oro uosto visiems darbuotojams vadovam už nenutrūkstamą darbą ir indėlį. Ir lygiai taip pat šiandien ryte turėjom ilgą darbinį susitikimą toliau tęsiant, kokių priemonių dar galėtumėm imtis šioje visoje situacijoje, kad kuo mažiau būtų trikdomi skrydžiai ir žmonės patirtų mažiau nepatogumų. Tai matom iš tikro, kad ta hibridinė ataka paskutiniu laiku yra dar labiau suintensyvėjusi. Ir ženklų, jog būtų pozityva iš tikro irgi lygiai taip pat nematom. Tai sutarėme su oro uostais, kad jie aktyviai dirbs su aviakompanijom. Ir būtent dėl skrydžių, vakarinių skrydžių, naktinių skrydžių iš Kauno oro uosto, atitinkamai užtikrinant resursus Kauno oro uoste ir žmonių pristatymą iš Vilniaus į Kauną, iš Kauno į Vilnių. Lygiai grečiai dirbam su aviakompanijom, kad tos, kurios skraido iš į Vilnių, kad patirtų kuo mažiau nepatogumų. Tai šioje vietoje didelį darbą dabar daro oro navigacija, dėl to, kad oro uosto veikla būtų dalinai ribojama, tai leidžiami skrydžiai išskristi, tačiau dėl oro balionų sustabdomi atvykimai į Vilniaus oro uostą, plačiau papasakos oro navigacijos vadovas. Ir šiandien taip pat bendravau su generalinė prokurorė, kuri informavo, kad šįryt buvo pradėtas tyrimas pagal mano praeitos savaitės kreipimąsi dėl veikimo prieš Lietuvos valstybę, padėjimo veikti, tai plačiau apie tai pakomentuos ir visą situaciją irgi generalinė prokurorė. Dėkui jai labai, kad atvyko ir sutiko pasidalinti paskutiniam irgi naujienom. Tai dabar užleis generalinė prokurorė, vėliau galėsim klausimus atsakymus pratęsti. Dėkui. Labadiena. Gal pradžioje norėsiu priminti, kad yra atliekama daugiau nei 20 ikiteisminių tyrimų dėl kontrabandos būtent akcizais neapmokestinamų prekių, tačiau ir turim virš 50 įtariamųjų, turime ir bylų perduotų į teismą ir taip pat yra bendras cigarečių kiekis sulaikytų skaičius yra 700 beveik 30 000 ir turime rastų ir paimtų cigarečių bendra jų vertė yra virš 3 milijonų eurų. Tačiau šiandien įvertinus visas aplinkybės, visą susidariusią situaciją, priėmiau sprendimą pradėti ikiteisminį tyrimą pagal Baudžiamo kodekso 118 straipsnio 1 dalį padėjimas kitai valstybei veikti prieš Lietuvos Respubliką. Šis sprendimas buvo priimtas įvertinus visą situaciją, visus ikiteisminių tyrimų metu gautus duomenis ir šį ikiteisminį tyrimą pavesta organizuoti ir kontroliuoti Generalinės prokuratūros organizuotų nusikaltimų ir korupcijos departamento prokurorui.
Tai būtų tokia trumpa iš manęs informacija. Mielai atsakysiu jūsų klausimus. Ačiū. Sveiki. Šį savaitgalį, penktadienį, šeštadienį, naktį ir sekmadienį, pirmadienį tikrai buvo netipinė ataka, bet galima sakyti ataka prieš civilinę aviaciją, nes turėjome labai sisteminį balionų paleidimą link Vilniaus oro uosto į tas labai jautrias zonas, kuriuose vyksta atvykimai ir išvykimai. Ir elgiamės kiek įmanoma vedini saugos reikalavimų ir trumpinti ar kitaip veikti nebuvo įmanoma, nes saugai buvo iškilusi didelė grėsmė, todėl buvo įvesti tokie ilgi ribojimai, 7 valandas ir 11 valandų. Aišku, ieškome vis tiek, kad ir matome dabar tą pakitusią situaciją, ieškome tų geriausių sprendimų, nenutrūkstamai, kaip ir iki šiol tai darėme. Tai dabar su aviakompanijos, šiandien turėsime susitikimą operacinių lygmenių, žiūrėsime, ar galima truputį pakeisti algoritmus, leidžiant aviakompanijoms išvykti, kurios yra jau pasiruošusios išvykti. Ir jeigu tai leidžia saugos situacija, matysime, kaip tai veikia, kaip tai bus galima padaryti ir tikimės, kad jeigu tik bus galima tai padaryti, tai irgi keisime savo algoritmus. Taip pat irgi stengsimės, kada įmanoma, kada yra tos atakos gal netokios sisteminės, kiek įmanoma trumpiau tuos ribojimus daryti. Bet, aišku, mūsų pagrindinis uždavinys yra vis dėlto užtikrinti saugą danguje. Tai čia toj vietoj mes neturime jokių didelių kompromisų ir kompromisų nedarome. Reiškia, didelių vis dėlto žmonės, saugų žmonės danguje mums yra svarbiausia. Ačiū. Labadiena visiems. Tai Vilniaus oro uostas konkrečiai šį savaitgalį patyrė 2 ilgesnius uždarimus per šitą hibridinę ataką, kuri tęsiasi jau 2 mėnesius. Turėjom oro uosto erdvę apribotą nuo 8 valandų naktį iš penktadienio iki šeštadienio iki 11 valandos praėjusią naktį, iš sekmadienio iki pirmadienio, kas šitoje vietoje, tai šitoje situacijoje esame iš tiesų įkaitai vykstančios hibridinės atakos ir suprantam, kad tikrai nemažai keleivių patiria nepatogumus būtent dėl oro erdvės apribojimų, kurie vyksta skrydžiams į ir iš Vilniaus oro uosto. Tai bendrai per 2 mėnesius suskaičiavome, kad apie 47 000 keleivių jau patyrė nepatogumus, nors tai sudaro tik 5% keleivių keliavusių per šitos 2 mėnesius, bet suprantam, kad tų nepatogumų mastas yra toks didelis, kad iš tiesų kelia grėsmę ne tik tai mums kaip oro uostų reputacijai, bet ir Lietuvai kaip atvykstančios šalies atvykėliams reputacijai šitoje vietoje taip pat. Tai artimiausi veiksmai, kuriuos ketiname toliau vystyti ir stiprinti, tai tęsiant mūsų partnerystę pirmiausia su aviakompanijomis, bet taip pat tam reikalingas ir kitų tarnybų ir antžeminio aptarnavimo įmonių tolimesnis įsitraukimas ir bendras darbas, kad įvykus oro erdvės apribojimams virš Vilniaus oro uosto, kuo daugiau skrydžių ir kuo daugiau keleivių, kaip įmanoma sklandžiau būtų galima aptarnauti kitose Lietuvos oro uostuose, pirmiausia Kauno oro uoste, kuris natūraliai šitoje vietoje yra arčiausiai ir tas nepatogumas keleiviui potencialiai nukreipiant skrydžius į Kauną yra mažiausias. Praėjusį vakarą iš tiesų pavyko ne tik tai atvykstančius skrydžius priimti į Kauno oro uostą, tų aviakompanijų, kurios norėjo tai padaryti, bet keletą išvykimų taip pat suorganizuoti, kuomet keleiviai buvo pervežami iš Vilniaus oro uosto į Kauną ir išskrido iš ten su kelių valandų vėlavimais, bet suprantam, kad tai žymiai patogesnė situacija negu laukti skrydžio kitą dieną.
Tai tolimesnis darbas iš tiesų fokusuojamas į bendrą darbą su aviakompanijomis, ieškoti sprendimų, galimai kai kuriuos skrydžius iš anksto preventyviai nukreipiant į Kauną, ypatingai tie, kurie vyksta nakties metu. Ačiū. Ačiū, kolegos, jūsų klausimai ir tai pirmiausia gal ministro pakviesiu atsakyti. Prašau. Čia gal ir oro uostam, bet ir manau, kad ir jūs taip pat gal galėsite atsakyti. Tai ar apskritai, sako, kad kai kuriuos skrydžius jau savaime nukreips į Kauną, ar apskritai ketinama priimti sprendimą, kad Vilniuje lėktuvai tamsiuoju paros metu nekyla ir nesileidžia? Ne, tokio sprendimo neketinama priimti, kad tamsiuoju paros metu Vilniuje nevyksta skrydžiai. Tai dirbama dviem kryptim. Tai viena kryptis, ką oro navigacija dirba, kad kuo mažiau būtų nepatogumų ir dalinis Vilniaus oro uosto būtų uždarimas, jeigu tai būtų galima įsireikšti. Antra kryptis yra, kad gruodžio mėnesį, ypač artėjant šventiniam periodui, per oro navigacijos darbo prizmę, kad kuo mažiau bendrovės patirtų nepatogumų, o Vilniaus oro uostas užtikrintų galimybę tom oro bendrovėm, kurios norėtų tam tikrus skrydžius vykdyti iš Kauno, sudarytų sąlygas kuo palankesnės būtent vykti iš Kauno, tam tikrus bonusus ar panašiai. Čia Vilniaus oro uosto papasakos vadovas, kaip oro bendrovėm mažiau patirti nepatogumų ir keleiviam ypatingai mažiau patirti nepatogumų. Čia tiek gal patikslinantis dar klausimas, bet ar aš teisingai suprantu, kad jūs jau susitaikot su šita situacija, jeigu daugiau pajėgumų yra nukreipiama į Kauną, tai kad reiškia, kad gyventojai, keleiviai, kurie skrenda tuo tamsiuoju paros metu, kai gali skristi balionai, iš tikrųjų turi susitaikyti su tuo, kad tikėtina leisis Kaune, nes galbūt net ir jau bus pakeistas skrydis į Kauną. Aš sakyčiau, kad nesusitaikom, o prisitaikom prie šios situacijos šiuo laikotarpiu, kol iš esmės bus išspręstas hibridinės atakos klausimas prieš Vilniaus oro uostą, nes mes tiesiog negalim leisti savo neveikti, nieko nedaryti ir uždarinėti Vilniaus oro uostą. Tai ieškom visų galimų išeičių, variantų iš šios padėties, kas yra Susisiekimo ministerijos ir jos valdomų įmonių kompetencijos ribose, kol partneriai, kitos ministerijos, kitos institucijos visgi jom pavyks užtikrinti, kad oro balionai nekabėtų virš Vilniaus oro uosto, nereikėtų riboti skrydžių, nes lygiai taip pat esame visos šios situacijos įkaitai. Gal irgi jums, ministre, klausimas, ar ne, kalbant apie konkrečiai Susisiekimo ministerijos atsakomybę, įmonių, kurias valdo ministerija, bet vėlgi, savaitgalį buvo didžiausia tokia rekordinė balionų ataka, mes matom, kažkada šaukiamas Nacionalinio saugumo komisijos posėdis, neaišku kada, ar šią savaitę, ar kitą savaitę. Šiaip, kaip jūs vertinate iš vyriausybės pusės, manot, kad pakankamai vyriausybė yra padariusi tam, kad būtų užkardytas? Aš galiu kalbėti už savo veiklos sritį, už savo kuruojamą sritį, tai Susisiekimo ministerija ir jos valdomas įmonės, tai viskas, kas yra šioj daly, mes dedam maksimalias pastangas, kad keliautojai ir aviakompanijos patirtų kuo mažiau nepatogumų, ypatingai keliautojai. O gal labiau ponui Bartkui klausimas, kiek Kauno oro uosto infrastruktūra yra parengta šitiem tokiem netikėtiem naujų papildomų keleivių priėmimui, kiek yra tomis, kai Vilniaus oro uostas uždarytas valandomis, laisvas tas pakilimo takas, kiek yra erdvių, paslaugų apskritai žmonėm. Tai iš esmės pagrindinis turbūt mūsų darbas šiai dienai yra, kad kaip įmanoma užtikrinti patogesnės keliones iš Kauno oro uosto arba į Kauno oro uostą, jeigu tokios nutinka. Ir čia turbūt yra kompleksas priežasčių, kaip ta patirtis turi būti geresnė. Tai vien yra, kaip ir paminėjot, aerodrominė infrastruktūra, kurios matom, kad esam pasiruošę užtikrinti, kiek šitoje vietoje reikia. Daugiau turbūt prasideda tam tikri ir komforto poreikiai, kiek žmonių gali būti vienu metu terminale, kiek gali vienu metu atvykti ir išvykti. Tai mes matom galimybę, kad tikrai Kauno oro uostas pasiruošęs tuos skrydžius priimti ir turbūt pagrindinis tas taškas yra, kiek jos bus patogios keliautojams. Ar reikėtų kažkokių skubių investicijų papildomų ir kiek?
Na, mes turbūt tikimės, kad ta hybridinė ataka tikrai baigsis vienu ar kitu atveju. Tai suprantam, kad infrastruktūrinės investicijos čia negali šitoje vietoje pakeisti. Bet manau, kad čia turbūt galima čia ir pasidžiaugti, kad iš tikrųjų investicijos į Kauno oro uostą buvo daromos ir nemažai jų yra užbaigta. Tarkim, išplėstas ir aerodromo peronas, kuris dabar leidžia iš principo priimti netgi naktimis po 14 lėktuvų papildomai į Kauno oro uostą. Tiek išplėstas keleivių terminalas, kuris kaip ir prieš porą savaičių buvo atidarytos visos erdvės keliautojams, irgi realiai išplečia ir atvykimo pajėgumus, ir išvykimo pajėgumus Kauno oro uoste. Tai galim turbūt tik tai pasidžiaugti, kad ta infrastruktūra yra ir apskritai, kad turim tokią galimybę nukreiptus lėktuvus priimti Kauno oro uoste. Gal dar galim truputėlį praplėsti, patikslinti, kokie čia dabar bus tie pokalbiai su oro bendrovėm. Ką valstybė pasiūlys oro bendrovėm, kad jos irgi užtikrintų tą sklandų pervežimą keleivių ir nukreipimą skrydžių į Kauną. Ir ko tikimasi iš oro bendrovėm? Tai su aviakompanijom tie pokalbiai vyksta nuolat ir mes tikrai šituo klausimu tai tikrai esam bendroje valtyje nuo pat visos šitos atakos pradžios. Aviakompanijos ir mes iš tikrųjų turim bendrą tikslą, kaip įmanoma sklandžiau įvykdyti skrydžius tokiamis aplinkybėmis, kokios šiuo atveju yra. Ir jeigu erdvė virš Vilniaus oro uosto būna apribota, tai reiškia, kokius aviakompanijos turi priimti sprendimus, kokius darbus turime mes padaryti, kad tie skrydžiai būtų kaip įmanoma patogiau. Matom situacijų, kad kai kurios aviakompanijos, jų galbūt pilotai labiau priima operatyvinius taktinius sprendimus ir kartais pasirenka apskritai Lenkijos ar Latvijos oro uostus. Tai čia turbūt pagrindinis dalykas, kad mes siekiam parodyti, kad Kaunas turi galimybės tuos skrydžius aptarnauti. Jeigu iki šiol fokusas buvo praktiškai vien tik tai į atvykstančius skrydžius, kai lėktuvas negali nusileisti ir nusileidžia Kaune, reikia tos keleivius parvežti, tai šiuo metu turbūt nauja iniciatyva ir su kuria dirbam su aviakompanijom, kad išvykstančius skrydžius taip pat organizuoti iš Kauno ar pervežant keleivius iš Vilniaus ar kitais būdais, kad jie tenais ateitų. O jau mūsų pagalba tai yra tiek operacinė, tiek finansinė tam tikra prasme per rinkliavų nuolaidas ir panašiai, kad aviakompanijos pajustų kuo mažesnius nuostolius būtent tokiu būdu skrydžius vykdant. Patikslinti dėl rinkliavas, tai galėtų tom oro bendrovėm kažkokia rinkliavos nuolaida būti? Taip, tai galėtų būti pritaikytas rinkliavų nuolaidos. Mes jau tam tikrus žingsnius padarėme ir prieš tai. Aviakompanijom pasiūlėm tos, kurios turi galimybę atsiųsti į Vilniaus oro uostą papildomus lėktuvus, ne būtent nenukreiptiems skrydžiams, bet po nukreiptų skrydžių kuo greičiau atstatyti operacijas ir kai kurios aviakompanijos pasinaudoja tom, teikiam ir nemokamą stovėjimą Vilniaus oro uoste. Taip pat ir Kauno oro uoste planuojam pasiūlyti būtent ir tupimo ir stovėjimo rinkliavų nuolaidas, kad aviakompanijos patirtų mažesnį smūgį būtent su šitais operaciniais nepatogumais. Dar klausimėlis, o kaip su personalu Kauno oro uoste? Čia berods buvo istorija praėjusį mėnesį, kad pritrūko personalo, nebuvo kam aptarnauti ten naktį, tas skrydį neplanuotai nuleisti. Tai čia kažkokių tai galima rokiruočių galbūt tikėtis ar papildymų? Taip, šitoje vietoje iš tikrųjų labai dirbam su visais savo partneriais. Šitoje vietoje tikrai didelį vaidmenį vaidina ir antžeminio aptarnavimo įmonių darbas ir iš tikrųjų didelis ačiū visų toms įmonėms ir tų įmonių komandoms, kurios irgi nenuilstamai šitoje vietoje dirba. Po kiekvienos turbūt tokios pamokos, iš tikrųjų pasiimam tas pamokas ir žiūrim, kaip šitoje vietoje jas išspręsti. Žinoma, kad kuo tikslesnis planavimas ir kuo tikslesnė komunikacija dažnu atveju padeda tokius klausimus išspręsti. Mes kaip oro uostai esam pasiruošę ir darbuotojus iš Vilniaus oro uosto esant poreikiui komandiruoti į Kauną, būtent užtikrinti tos operacinius pajėgumus, bet dabar manau, kad paskutinėmis savaitėmis tikrai sklandžiai vyksta darbas ir su žeminio aptarnavimo įmonėm ir norim, kad jisai būtų dar sklandesnis ir kad tas patogumas, koks įmanomas toje situacijoje, būtų užtikrinamas kaip įmanoma didesnis. Aš prokurorė. Kaip jūs įvardintumėt, ką reiškia jūsų kreipimasis? Ar tai reiškia, kad kontrabandininkai veikia prieš valstybę ir pasiekime koks galutinis tikslas? Tai nėra kreipimasis, tai yra pradėtas ikiteisminis tyrimas pagal kitą baudžiamo kodekso straipsnį, tai yra padėjimas kitai valstybei veikti prieš Lietuvos Respubliką.
Tai toks sprendimas priimtas todėl, kad buvo gauta informacija, kuri leido pradėti ikiteisminį tyrimą būtent pagal tokį baudžiamo kodekso straipsnį. Bus renkama informacija, bus renkami duomenys ir kai tik tai turėsime informacijos, kurią galėsime pasidalinti, būtinai tai padarysim. Kadangi tyrimas pradėtas tik tai šiandien, tikrai plačiau jokios informacijos pateikti negaliu, siekiant nepakenkti ikiteisminiam tyrimui. Dėkui. Ačiū.